Sveiki gyvi kolektyvs. Nu ką, mes iš po Tauragės grįžom namo, įsimaudėm, užvalgėm, palsėjom valandžikę, dasidėjom jaukų, pašarų. Vienu žodžiu, drabužių švarių, važiuojam į Bazilionų tvenkinį. Taip kad nesu ten buvęs, geras draugas, bičiulis Marius Žukauskas, linkėjimai Mariuk, pakvietė pabandyti Bazilionų tvenkinį, jis ten žuvavo, pagavo ir karpių, gražių amūrų, yra leistinukų, mažiukų, yra ir didesnių, užtvanka kažkokia, tai važiuojam pabandyti, ten, kiek suprantu, įsinomavo Vingilio klubas, kuris priklauso, kurie turi pašiaušį. Tai ką, palsėjom valandžiukę, atsišviežinom, važiuojam pabandyti Bazilionų tvenkinį. O kaip mums seksis? Seksis gerai. Barzda team! Nu, atvykom. Nedidelis tvenkinuks. Keli sektoriukai yra. Čia toks neblogas. Pavėsiuks. Tai vat, hebra ten įsikūrė, gauda. Spuskelė. Nu ir žiūrėsim, kur čia, ką čia, kaip daryti. Įsikūrėsim ir bandysim. Nėra didelis, bet žuvies tikrai yra. Bandysim. Nu ką, einam ruoštis, pakuotis. Sektoriukas šiek tiek apmėtytas. Toks jaukus, nėra per didžiausias. Sakė, yra nemažų žuvies. Tai bandysim. Taip įsikūriau. Prasitraukiau su markeriuku. Nustaisiau pašarus, jaukus. Jaukai standartiškai. Tie patys kaip į Tauragiai. Vienas vaisinis, kitas žuvinis. Taip kad prasitraukiau su markeriu. Visur viskas lygu. Vos yra ant dugno žolėkės eglutės. Bet jokių perkritimų. Tai kad nesitolinti. Kad patogu būtų gaudyti. Vieną dėsiu tiesiai tenai 60 metrų. Tai bus vaisinis, 2 guldysiu. O čia šone guldysiu žuvinį. Tai ant 40 metrų. Ir paskui, jeigu pakeisi 2, 1, taip ir kaiteliuosi. Nu, jau kaip pribrinks. Tai ir bandysim pradėti žvejybą. Dabar sumečiau ampuva. Kol pasiruošiu, kol ką. Ir žiūrėsim, būsim 2 paras. Ką čia pavyks gaudyti. Radau su markeriuku švaresnę vietą, reiks suskaičiuoti, kiek čia bus, kažin, metrų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kar 4, 52 metrai. 52 metrai. Tai spodinsiu 52 metrus. O meškerės užsidėsiu lipniankę ant 56 gal ir 54. Ir paskui paartinsiu, patolinsiu. Ir žiūrėsim, kas kaip bus. Tai 13. Tai viena bus 14,5 ir 14. Paskui žiūrėsim. Koreguosim, artinsim, tolinsim. Kaip visada eksperimentuosim. Nu ką, galvoju, tašką po 5 didelės bombas. Šiandien darysiu tik tais 2 taškus, grūdą neduosiu. Pažiūrėsim, kaip reaguoja į boilį. Nežinau, čia karčių yra, nėra. Paskui, kad neprisišaukti labai smulkios žuvies.
Vienas saldus čia, smirdukas tenai po 5 pombas. Ir žiūrėsim, kas valandą damesim po 1-2 pombikės. Atstumas nedidelis. Smagu tokiam darbuotis. Labą rytą kolektyvas. Nu ką, naktis praėjo. Kibimų buvo, bet smulkus. Tiek karšiai, tiek karpiokai, bet karpiokai smulkus. Iki 3 kg. Tad nusprendžiau šiandien viską malėm, pjaustėm. Šiandien duosim chebras laiveliais vara. Jiem ten daugiau kibimų buvo, bet irgi nedidoki. Žodžiu, šiandien galvoju viską stambinti. Laukinė tipo žvejyba. Dideli masalai, boiliai per pusę, sielė. Bandysim viską stambintis. Kažkaip reikia atsikratyti smulkmės. Nu ką, judam dirbam. Chebrytė. Nuo ryto 7 pakilo saulė. Karšta. Nei kolegom buvau nuėjęs, nei kaimynam. Niekam nei pypti. Žodžiu, per dieną gaudėsiu, prisiveriau. Suspodinau vien kukurūzų. Kukurūzų pusę kibirą. Gaudžiau ant 52 metrų. Dabar visas suguldysiu šalia kamaišų. Ten gaunas 90 metrų. Tai sakė, yra mūrų. Bandysim gaudyti amūrą. Visus pavadėlius kelsim su švinuku. Visas 3. Keisim spalvas. Ir ieškosim per dieną amūro. Jaukinsim kukurūzais. Tokią karštą dieną. Čia karpis tikrai nekeps. Tai bus nors kažkas nuveikta. Ir galvoju ten dar palikti vakare jau 6-7 valandą, pereiti ant karpį. Nebeduosim jokių smulkaus. Boilių duosiu per pusę ir cielų. Užmėsiu didelis masalas ir laikysiu. Gana tas burundukus maukti. Misija nors 1/10 ir būtų super. Važiuoju. Taški yra. Dugną rauliuoju. Tokie nedidukai. Nežinau, didinau masalas. Neatsikratau tų mažylių. Nepasikaram didesnių. Nu jo, reikia pieno. Duosim daug. Dabar viską sustambinom. Masalai irgi didelė.
toks masaliukas. Tikiuosi naktį ateis didesnių. Nu jo, sunku su senoliais. Visas variacijas bandysim tarpukus. Baltą, raudoną ir tamsų. Dedam tiek minkštą, tiek su kombinuotais. Tarpukus dėsiu. Tikrai nedėsiu PVA. Po 2 valandų bandysim permesti. Nežinau, viską prakeičiu, viską išbandžiau. Tiek nuo mažų, didelių. Taip kad nebežinau nei ką bekeist, ką bedaryt, kaip atsikratyt mažų. Neįsivaizduoju. Bet kažką rasim gal. Naktį reikės dirbti. Čia dieną nėra ko. Galvoju, naktį reiks įdėti. Čia buvo užmetęs tą patį, kur ištraukėm. Žolių yra, turiu susirasti švaresnį dugną. Nu, misija 10. 1, 2. Nu ką, ant kairinis metam baltą gal rutulį. Kokosinį. Viršus aptirpsta. Sistema vertaliuota. Nes kaip žolių yra gumutį. Pakeliam biškį nuo dugniuko, kad neįsmigtų. Ir valia. Ir į tašką. Oi, per stipriai atšoka. Oi, permeta. Jau toks klipsas. Per stiprus. Reikia apskaičiuoti ant tokių distancijų. Kokosiukas. Apsisuko. O iš karto skurėlė pradėjo tirpti. Greitą veikimą toks. Stipriniau simuoti. O, šįkart gražiai. Klipsiukas. Kur viena yra. Bandom visas variacijas. Mažiukai kimba. Norisi didesnių. Biški blogai, kad čia iš kitos pusės yra žvejybinė vieta, tai matot priekį spinigautojų pilna. Čia diena biški problematiška. Bet kaip jau grinai padarys sektoriukus, gal tų paprastų žvejų nebebus tiek. Jaukus, gražus. Ten tokį laikiau. Nieko. Viską išbandęs. Nu čia dedam raudoniuką. Tirpuliuką.
neatnešk. Didelių nereikia. 15 plus bus. Oi, gražiai. Upt. Nuleista. Idealiai. Smagu, kai taip toli nereikia gaudyt. Antra patranka gatava. Patranka gatava. Du dešimtukai būtų jau gerai. Atidaryt bazilionų tvenkinį. Su burundukais atidarėm, karšius pagavom. Reikia dabar 10. Kitas toks masalas. Irgi dideli masalai. Fluorokarbonas. Pakelti aukščiau. Viskas gražu. Net žalia. Bet rezultatų neatneša. Svarbu dirbti procesus. O, dar tą į taškiuką. Ant vertaliuoto biškį minkš pavadėlis. Apsisukinėti nori. Oi, kaip gražiai. Kažkas nukrito. Numečiau tiksliai į vietą, kaip turėtų būti, bet liktais boilis nulikė. Ar čia pasirodymą. Ar žolė kažkokia nulikė. Bandės traidelį. Gaudavom 80. 80, 78, 76. Jau kinu 7. Ai, ne. Viskas gerai, man. Ai, žolės buvo apkėbusios. Galėjau palikti. Bet geriau pasitikrinti. O iš karto builis aptirpsta, daro tokį tirpimą. Tai turėtų suviliuoti. Aišku, to burundukų irgi. Burundukus irgi viliuoja. Tas toks. O, irgi gražiai, idealiai. Kitlepsas. Pasaka. Nu ką, patrankos užtaisytas. Laukiam, stebim. Bandom atsigerti alučio. Ai, negali reklamuoti, nealkoholinio alučio. Ir judėsim toliau. Porą valandą palaikysim. Dar gal spombų porą įmesti. Porą spombičių įmesti. Sudėjau boilius visus į vieną, kiek turėjau. Padarėm tokį miksą. Tai vat visokių tiek smirduks ir saldas sumaišėm į vieną. Neaišku, gerai, blogai. Užpylėm vandeniuku, tokia košytė. Nu ir į tašką. Tiesiai į vaikatą. O, tiesiai. Taip į kibirą. Būčiau pataikęs. Na ir ką? 3-4 plombas. Ir vėl laukiam. Dar prie to viso gėrio reikia įmesti cirpukų.
užmėskim. Labas rytas. Kibimai kaip iš patrankos. Bet tie dydžiai nelabai dideli. Bet čia atrodo didesnis. Atrodo didesnis. Pagal traukiamą. Gal ne visai didelių. Bet tikrai didesnis. Oho. Balą prašau. O kaip paim šoną. Bet jis iš dupletas. Dupletas. Bet nieko nepadarysime, nes tą paliekam. Nu, pabandom pakirsti. Oi, Jėzus, man šitais dupletais kažkotais nebesiseka. Nesuprantu. O, čia irgi yra. Tą paliekam, nežinau, kum baigsis. Tas yra, ne? Kažkaip tai man paskutiniu laiku tas dupletai tragedija. O, čia gražus. Gražus. Čia gražus. Čia gražus. Gražesnis, negražus. Žodžiu. Atitrūko. Atitrūko. Nu jo. Atitrūko gražesnis. Taip ir būna. Visi didelį pabėga. Tas dar važiuoja. Žodžiu, čia mažesnis. Veiksmo tikrai yra daug. Nemažas atitrūko. Nuėjo. Amūras. Nemažas karpis atitrūko.
Nu, žodžiu, veiksmą tikrai turim. Trečias, tripletas. Yeah. Paėmiau. Tripletas važiuoja. Trečiukai. Žodžiu, užsikūrė sektoriukas. Dydžiai nedideli, bet pasitaiko ir rimtų egzempliorių. Bet čia turim amūrą. Vėl pabėgo karpis didesnį. O, koks amūras. Amūras tai didelis. Va toksai amūras. Tikrai nemažas amūras. Būna ir tokia žuvies įvairovė visokia. Nu, neapspradėk. O tokie leščiai. Veiksmo tikrai netrūksta. Kibimo begalė. Nu, toks sportinis, bet labai varšas. O taip. O taip. O taip. Yra ir senolių. Chebra pagavo ir 15, 12, 13. Toksai dešregalis. Ai, gražus. Smagu. Yeah. Nu ką, geriam kavikę. Baigės mūsų žuklė, apibendrinus. Tai turėjom daug tikrai kibimų. Labai daug. Tai amūra, karpis atsitrūko. Daug tokių iki 5 kg. Žodžiu, klaidų pridariau tokių, kad atvažiavęs daviau jauko smulkiai. Tiek smulkinau boilius, tiek grūdus. Tai neatsikračiau karšių, labai daug karšių. Smulkesniai karpiukai. Paskui viską pasikeitus, viską pastambinus. Boilius beveik cielus. Tik po pusikį papjaušius. Tai sudidėjo žuvis. Mažiau tų kibimų, bet stambesnis. Rezime, smagiai praleistas laikas. Nu ką, važiuojam namo, pailsam parą laiko. Tada ketvirtadienį viešinus varžybas. Savaitė tokia visa labai žvejybinga. Nu ir ką, chebrytė, iki sekančių susitikimų. Jeigu kam bus aktualu, čia Bazilionų tvenkinys priklauso Vingilių chebrai. Šiaip prižiūrimas, susisiekit su jais.
aptarsit. Šiaip veiksmų tikrai yra. Ką? Barzdatym.